Tai ne tik paroda, tai kvietimas pažvelgti gilyn į meno pasaulį ir atskleisti savo unikalų supratimą bei įžvalgumą. Naujos kartos menininkų darbai buvo eksponuojami Marijampolės kultūros centre, o vakar paroda oficialiai buvo uždaryta. Tačiau pasak organizatorių tai tikrai ne pabaiga, o tik nauja pradžia, nes paroda nusprendė išplėsti savo ribas ir pasaulį pasiekti virtualiu būdu. Ši unikali paroda dabar keliauja į Čikagą, nešdama su savimi kiekvieno kūrinio istoriją ir jaunų žmonių mintis. Vakar Marijampolės kultūros centre buvo užbaigta šiuolaikinio meno paroda "Kai mintys prabyla". Įžengus į meninės parodos erdvę atsivėrė langas į pasaulį, kuriame spalvos, linijos ir formos tapo kalbos priemonėmis, o kiekvienas eksponatas tai širdį palietęs pasakojimas. Ši paroda ne tik kvietė lankytojus įsigilinti į meną, bet ir priminė, kad kiekvienas iš mūsų yra unikalus meno supratimo ir įžvalgumo kūrėjas. Tai tarsi kvietimas į nuotykį, kuriame kiekvienas žingsnis atskleidžia naujus, spalvingus pasaulio kampelius. Tikslas paraginti jaunus menininkus kurti ir pažinti vienas kitą ir pristatyti save draugam, pristatyti pasauliui, nes mūsų projektas yra pasaulio sūduviečiai. Ir mūsų šitas projektas jau 4 metai. Ir šiemet jį jau perima iš Marijampolės kultūros centro menininkų klubas Mūza. Šios parodos užbaigimas nėra pabaiga, bet pradžia naujam etapui. Nuo vakar paroda tapo virtualia ir keliauja į Čikagą. Čikagoje ją pamatys ir analizuos 6-dieninės lituanistikos mokyklos moksleiviai. Kiekvienam kūriniui bus pridėta anketa ir jaunų žmonių mintys apie tai, ką jie nori ištransliuoti pasauliui. Čikagos jaunimas irgi jie atitinkamai vertins ir po to mums siūs savo pastebėjimus. Ir rugsėjo mėnesį mes tikimės, kad čikagiečiai irgi atsiųs panašią virtualią parodą. Parodoje buvo galima pamatyti menininkų darbus, kuriuose dominuoja ryškios ir gyvybingos spalvos, kaip meno atvaizdai fokusuojasi į kasdienybės momentus ir gyvenimo fragmentus, bei įvairias tapybos stilius ir technikas. Tai leido suprasti įvairias meno išraiškos formas bei įvairių temų interpretaciją. Tai nėra mokykliniai visai darbai, nors kai kurie jie yra daryti kartu ir mokykloje. Bet pagal pačią šitos parodos idėją, kai mintys prabyla, tai neturėjo būti, mokykloje daromos užduotys. Tai turėjo būti, jų kūrybos, matytis jų kūrybą ir, aišku, su kažkokia mūsų kaip mokytojų korektūra. Taip pat lankytojai turėjo galimybę susitikti su menininkais, išgirsti jų mintis ir pasidalinti įžvalgomis. Kiekvienas kūrinys čia ne tik atskleidė menininkų asmeninę patirtį ir kūrybinę viziją, bet ir kėlė įvairias gyvenimo ir pasaulio temas, skatindamas žiūrovą pažvelgti į save ir į aplinką naujų kampų.